Naujos galimybės praeitam periode buvo iš tikrųjų labai populiari priemonė, buvo 5 kvietimai, buvo sudaryta daugiau kaip 1000 sutarčių ir skirta projektams finansuoti apie 39,5 milijonus eurų. Tai tikrai buvo populiari priemonė ir manome, kad šitas populiarumas, tiksliau nemanome, o matome, kad šitas populiarumas yra ir toliau. Tai trumpai pristatysiu apie pačią priemonę, apie aprašo reikalavimus ir reikalavimus įmonėms, reikalavimus pačiam projektui. Taigi, priemonės tikslas yra paskatinti labai mažas ir vidutinės įmonės, kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Tai čia pagrindinis yra tikslas. Remiama veikla tai yra pavienis MVI, kaip mes jau sakėm, labai mažų ir vidutinių įmonių bei jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Dabar apie parodas. Iš tikrųjų, dažnas klausimas buvo iki šito seminaro telefonu, ar galima dalyvauti konferencijose, ar galima dalyvauti verslo misijose. Taip pat Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose. Tai atsakymas yra ne, iš tikrųjų galima dalyvauti tik tai užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Dabar, kas yra, kaip aprašas apibrėžia, kas yra užsienyje vykstanti tarptautinė paroda, tai yra produkcijos pristatymas ir pasirodymas, įmonės pasirodymas tam tikrame atskirame plote, išsinuomotame atskirame plote ir stende. Tai, tarkim, klausimas buvo, ar galima dalyvauti virtualioje erdvėje vykstančioje parodoje, tai tokioje parodoje dalyvauti negalima. Toliau. Kokie yra tinkami pareiškėjai? Tai yra, kokios įmonės gali rengti projektus ir teikti paraiškas. Reikalavimas yra, kad tai būtų juridinis asmuo, partneriai negalimi, įmonė turi atitikti labai mažos vidutinės įmonės statusą, turi neturėti ekonominių sunkumų, negali teikti, kaip minėjau, ne tik partneriai, bet įmonių atstovybės negali teikti paraiškos, taip pat filialai, žodžiu, pati įmonė turi teikti paraišką. Sekantis reikalavimas įmoniai iš tikrųjų sukėlęs labai daug klausimų. Tai bendrų pardavimų struktūroje nemažiau kaip 50% pagal paskutinių finansinių metų, reiškia pagal 15 metų finansinės atskaitomybės duomenys, turi sudaryti pačios įmonės pagamintos produkcijos bei suteiktų paslaugų pardavimai. Ir įmonė taip pat turi būti veikianti ne trumpiau kaip 1 metus. Dar reikalavimai pareiškėjams. Tai irgi taip pat sukėlė labai daug klausimų dėl vidutinių metinių pajamų per pastaruosius 3 finansinius metus. Vidutinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus turi būti ne mažesnės kaip 145 000 eurų. Skaičiuojama pagal pateiktą formulę, kur F1, F2, F3 atitinkamai yra pajamos pagal 13, 14 ir 15 patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus. Dabar, jeigu klausimai buvo tokie, aš iš karto prie pavyzdžių. Jeigu įmonė yra įsteigta 13 metais, tai pagal finansinės atskaitomybės įstatymą turėtų būti teikiama finansiniai metai yra laikomi nuo įmonės įsteigimo iki finansinių metų pabaigos, iki kalendorinių metų paprastai pabaigos. Todėl 13 metai taip pat turi būti skaičiuojami. Tuo atveju, jeigu įmonė steigta 14 metais, jinai skaičiuoja vidurkį tik tai 14, 15 ir dalina iš 2. Sudeda tų metų pajamas ir dalina iš 2 ir gauna vidutinės metinės pajamas. Tikriausiai jau viskas kaip ir aišku. Kokie dar kiti yra reikalavimai? Pareiškėjas neturi būti išnaudojęs de minimis pagalbos sumos. Čia iš tikrųjų yra labai svarbus reikalavimas, ypatingai
berods 5 ir 4 kvietimo metu turėjom atvejį, kai turėjom pervertinti 2 kartus įmonės. Čia, man atrodo, netgi yra iš tos įmonės atstovas, jeigu mačiau. Dėl to, kad buvo įmonė išnaudojusi de minimis pagalbos sumą per susijusias įmonės. Kiti reikalavimai. Įmonė neturėtų būti bankrutuojanti, restruktūrizuojama, likviduojama, neturėti įsiskolinimų valstybiniai mokesčių inspekcijai Sodrai. Taip pat turi būti pateikusi finansinę atskaitomybę juridinių asmenų registrui ir kiti reikalavimai. Čia ties de minimis pagalba gal ir nebeapsistosiu, nes iš tikrųjų Gytis labai plačiai viską atskleidė ir informavo. Taigi tik tai pakartosiu, kad skaičiuojama yra mažų vidutinių ir susijusių įmonių sukaupta pagalba. Per 3 metus MVI kartu su savo susijusiomis įmonėmis negalėjo viršyti daugiau kaip 200 000 eurų arba 100 000 eurų transporto srities įmoniai. Ir informaciją visada galima pasitikrinti konkurencijos taryboje. Kokie yra reikalavimai projektams? Šiame kvietime, skirtingai nuo ankstesnių, MVI gali pateikti tik vieną paraišką, tai yra vieną projektą. Projekto trukmė turėtų būti neilgesnė nei 24 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. Veikla turėtų būti pradėta įgyvendinti ne anksčiau nei 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo dienos Lietuvos verslo paramos agentūroje. Ir pati veikla turėtų būti pradėta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Tai aš čia gal iš karto prie konkrečių pavyzdžių, kad būtų galima kaip įsivaizduoti. Sakysim taip, turim konkretų atvejį, paraiška pateikta yra birželio 13 dieną ir pirmoje parodoje yra dalyvauta kovo 13 dieną. Tokia parodos data atitinka reikalavimą, kad veikla pradėta ne anksčiau nei 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo. Ką laikome veiklos pradžia, tai yra parodos data. Matau jau, kad kažkas turės klausimų. Parodos 1 diena yra veiklos pradžia. Paskutinės parodos paskutinė diena yra veiklų pabaiga. Toliau. Jeigu dabar tik tai, sakysim, planuojame taip, kad jeigu sutartys bus pasirašytos 16 metų gruodžio 20 dieną, tuomet tie 24 mėnesiai, ar ne, tai galėtų būti veiklos baigtos iki 18 metų gruodžio 20. Ir tais atvejais, kada įmonės dar yra nepradėjusios veiklų, tai yra nedalyvavusios parodose, o tik planuoja dalyvauti, tai tie galimi 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo, jeigu sutartį pasirašytumėm gruodžio 20, tai galėtų būti ta pirma paroda 17 metų birželio 20 diena. Nu, vat kaip ir viskas. Kiek, sakysim, sugalvojom iš tų klausimų, kokie buvo pasitaikę. Dabar projekto metu turi būti siekiama stebėsenos rodiklių. Yra 2 privalomi stebėsenos rodikliai, tai aš apie juos ir kalbėsiu, kiti yra pasirenkami. Privalomas yra produkto rodiklis subsidijas gaunančių įmonių skaičius, tai jisai žymimas vienetais ir siekiamybė yra vienetas. Ir kitas rodiklis yra investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas. Irgi yra privalomas rodiklis. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu įsipareigotas rodiklis yra nepasiekiamas projekto įgyvendinimo metu, tai gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas. Dabar kaip apskaičiuojamas šitas rodiklis?
Prie papildomai pridėtų dokumentų yra pridėta Excelinė lentelė šitam rodikliui apsiskaičiuoti. Nes skirtingai nuo paraiškos 5 priedo, kuriame turite pateikti eksporto duomenis už 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo, čia reikia nurodyti ataskaitinius tuos bazinis laikotarpis yra paraiškos pateikimo metai, yra 15 metų eksportas. Šita metodika yra nurodyta rodiklių skaičiavimo apraše ir tas bazinis rodiklis yra skaičiuojamas pagal su paraiška pateiktų paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenys. Tai reiškia pagal 15 metų eksporto rodiklius. Toliau matome, kad yra akumuliuotai skaičiuojamas pokytis ir rodiklis apsiskaičiuoja 170% pagal pateiktą pavyzdį. Tai šitam stebėsenos rodikliui tikrai labai padės ta Excelinė lentelė, kurią užsipildysit ir, žodžiu, susiskaičiuosit. Dabar, jeigu kalbėti apie tinkamas išlaidas. Nors projekto išlaidos bus finansuojamos pagal fiksuotus įkainius, yra nurodyta, aprašy yra nurodyta, kokios yra galimos tinkamos išlaidos. Čia yra skirtos įmonėms iš tikrųjų nusistatyti pačioms, kas sudaro tą fiksuotą įkainį. Tai yra, kaip matot, ir stendo nuomos, ir sukūrimo, ir taip pat pervežimo įmonė išlaidos, to stendo pervežimo, ir dalyvavimo konkrečioje tarptautinėje parodoje išlaidos, parodos ploto nuomos, registracijos ir visa kita. Taip pat yra tinkamos įmonės vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos organizuojant dalyvavimą parodoje. Tai visos tos išlaidos, kurios yra susijusios su tuo, kad įmonės darbuotojai kreipiasi į parodos organizatorius, užsakinėja stendą, atlieka apmokėjimus, yra tinkamos finansuoti. Dabar kiekvienas projekto vykdytojas, kiekviena įmonė faktiškai įsivertinusi savo padarytas, patirtas tas išlaidas, ji gali prašyti mažesnio fiksuoto įkainio, čia jau projekto įgyvendinimo metu, negu kad buvo numačiusi pagal fiksuotą įkainį. Nes yra toksai aprašo reikalavimas, nurodytas, galiu konkrečiai vardyti, 36 punkte, kad pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų. Ir nors agentūra iš tikrųjų netikrins patirtų išlaidų, taip kaip čia yra išdėstyta, vertins įmonės dalyvavimą pagal pateiktus dokumentinius įrodymus ir finansuos patirtas išlaidas pagal fiksuotus įkainius, įmonė, kaip minėjau, visada gali įsivertinti faktiškai padarytas išlaidas ir jeigu jos yra mažesnės, prašyti mažesnio fiksuoto įkainio, kadangi, kaip minėjau, įmonė turi prisidėti ne mažiau kaip 50% prie visų tinkamų išlaidų. Ir dar čia tokia pastaba apačioj, gal matote, tai yra dažnas klausimas dėl lankstinukų, dėl rinkodarinės medžiagos, tai šio kvietimo metu tai nėra tinkamos finansuoti išlaidos. Dabar. Jeigu tai yra stendas, jeigu tai yra stendo dalis, tai yra stendas, bet jeigu tai yra atskira rinkodara, kaip dalinama kažkokia medžiaga, tai tada ne.
Taip, kokie dabar gali būti dalyvavimo tarptautinėse parodose įrodymai? Jie iš tikrųjų nelabai skiriasi nuo prieš tai buvusių kelių kvietimų. Įmonė turi pateikti dalyvavimo tarptautinėje parodoje ataskaitą. Ataskaitoje yra nurodoma, pateikiama visa informacija apie patį renginį, renginio pavadinimas, darbotvarkė, programa, su kokiamis įmonėmis susitiko minėta mūsų įmonė, kokie galėjo būti pasirašyti, pavyzdžiui, ketinimų protokolai ir taip toliau. Tai tokia ataskaita apibendrinanti renginį, tą parodą, kurioje dalyvavo įmonė. Kiti įrodymai yra mažiausiai 3 tarptautinės parodos stendo nuotraukos. Stendo nuotraukoje turėtų matytis įmonės pavadinimas ir viešinimo ženklas. Iš tikrųjų, mes norėjome čia gal ir pridėti kažkokių tai pavyzdinių nuotraukų, tačiau negalime naudoti tos informacijos, kurią gauname su mokėjimo prašymais. Todėl geriausias stendo pavyzdys galėtų būti mūsų LVP stendas, matosi viešinimo ženklas, matosi įmonės pavadinimas. Kai kuriais atvejais įmonės teikia stendo nuotraukas, kuriuose matosi prekinis ženklas. Ir mes tokiu atveju prašome prekinio ženklo nuosavybės dokumentų. Kadangi pagal aprašą įmonės stende turi matytis įmonės pavadinimas, o juridinio asmens pavadinimas yra įmonės nuosavybė, tai čia jau tada klausimų nekyla. Todėl ir prašome prekinio ženklo nuosavybės dokumentų, nes ne visada prekinio ženklo savininkas yra pati įmonė. Tai čia tikriausiai irgi viskas aišku. Dar prašymas stendo nuotraukoms yra toksai, kad tai nebūtų vien tik taip pats tas stendas siaurai. Matytis turėtų, kad tai yra parodos stendas. Jo, kolegė replikuoja, iš tikrųjų labai gerai, kad jeigu stendas turi adresą ir tas adresas yra nurodytas, tie stendo numeriukai ir jie nurodyti katalogė, kad nuotraukoje matosi ir stendo adresas su tuo numeriuku. Tiesiog, jeigu iš toliau paimta ta nuotrauka kažkokiu kitų rakursų ir mes galime patikrinti pagal katalogą. Dalyvio katalogas gali būti tiek popierinis, sakysim, kada būna patys tie popieriniai katalogai, gali būti iš parodos organizatorių tinklapio. Dalyvio kortelės, tai čia ne visais atvejais tos kortelės būna informatyvios, nes kartais tai būna apyrankės, kartais tai būna kažkokie žetonėliai. Tai visais atvejais galima paaiškinti, kad tiesiog nebuvo arba nuotrauką pridėti ir viskas. Vis tiek didžiausią informaciją mes gauname iš stendo nuotraukos ir dalyvio katalogo. Apie įkainius. Irgi labai daug klausimų sukėlė. Kokios šalys yra tinkamos ir kokios yra kainos. Tai aš čia sudėjau į lentelę, tikiuosi nepadariau tų klaidų, nepalikau. Tai jeigu iš tikrųjų taip nusistatant, į kokias šalis galima važiuoti, tai aprašo 17.1 punkte yra nurodytos 3 lygiavertės prioritetinės eksporto rinkų grupės. Tai yra šalis, į kurias gali įmonė važiuoti, iš tų šalių galima rinktis, o įkainių lentelėje tada renkamės, koks yra parodos įkainis. Dabar dažnas klausimas buvo toksai, kad įkainių lentelėje yra daugiau šalių negu 17.1. Tai iš tikrųjų įkainių lentelė yra naudojama ir kitose priemonėse, todėl jinai yra platesnė, išsamesnė, o šalys yra, žodžiu, nustatytos, apibrėžtos 17.1 punkte. Klausimas, kodėl nebuvo Moldovos, manau, kad tai yra techninė klaida. 17.1 punkte ji yra, įkainių lentelėje nėra. Ūkio ministerija, žodžiu, paaiškino, kad šalis netinkama finansuoti. Kitas klausimas dėl Rusijos. Kaip matot, pirmoji skiltį yra Rusija ir šalia nurodytas Sankt Peterburgas. Tai vėlgi, taip, likusi techninė matomai klaida.
Ir iš tikrųjų vėlgi ūkio ministerijos paaiškinimas yra toksai, kad į Rusijos federacijos šalis galima važiuoti ir įkainis taikomas Rusija, nežiūrint į tą Sankt Peterburgą. Bet kuris miestas? Taip. Bet kuris miestas. Ir kadangi jau čia mes kaip ir išsiaiškiname ir Rusiją užbaigėme, tai periname prie embargo. Galima važiuoti į Rusiją. Aišku, yra nurodyta truputėlį plačiau, kad į tas šalis, kurios taiko embargą, reikėtų pasižiūrėti ūkio ministerijos tinklapyje pateiktą informaciją iš užsienio reikalų ministerijos apie valstybės, kurios taiko embargą iš Lietuvos eksportuojamai produkcijai. Tai apart Rusijos, ten kitų šalių daugiau ir nėra. Todėl aš tiesiog nuo Rusijos įkainio perėjau prie embargo. Jeigu pasižiūrėti paskutinį dokumentą, tai iki 16 rugpjūčio berods 3 dienos ten yra eilė visa maisto produktų, kuriems Rusija taiko embargą, bet reikėtų pasižiūrėti ir daugiau tos plačiau informacijos. Taigi, sakysim, vis tiek įmonės, kurios vykdo eksportą arba vykdė eksportą į Rusiją, dažniausiai tikrai tą informaciją žinot, bet pasižiūrėkit, atsinaujinkit, nes tokia paroda negalės būti finansuojama, bet, tarkim, klausimas buvo toksai, kad jeigu projekto įgyvendinimo metu įmonė norėtų keisti parodą ir paaiškėtų, kad Rusija nebetaiko embargo tai produkcijai, tai būtų galima važiuoti į tokią parodą ir keisti. Taip. O jeigu yra toks atvejis, kaip pavyzdys, logistikos bendrovė, tačiau jinai važiuoja į tekstilininkų parodą ir motyvas, kodėl jie važiuoja į tekstilininkų parodą su savo stendu, yra tai, kad 70%, tarkim, jų klientų portfelio yra tekstilės įmonės. Tai jie važiuoja pas savo tikslinį klientą. Tai viskas yra tvarkoje. Tas tinkant, tai nėra. Čia iš tikrųjų, jeigu dėl pervežėjų, tai jų parodų spektras yra be galo didžiulis. Ir statybos parodos, ir maisto pramonės, ir gėrimai, ir tekstilė, tai ką jie veža, dažnai ten ir tas paslaugas pristato. Tai tikrai spektras platus, tikrai nėra taip, kad jie turėtų važiuoti į kažkokias tik tai tas siauras logistikos parodas, jie teikia savo paslaugą. Čia viskas gerai. Prašau. Apie finansavimo sumą. Taip, didžiausia projektui skirta finansavimo lėšų suma, tai galėtų būti iki 45 000 eurų, mažiausia 5 000 eurų. Ir kaip minėjau, pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 50%. Trumpai apie finansavimo šaltinius. Iš tikrųjų, jau visuose projektuose mes prašome to paties ir kadangi tai yra nedidelės sumos, tai jeigu įmonė pagal patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus turi pakankamai piniginių lėšų, tai dažniausiai to ir užtenka. Jeigu įmonėje iš tikrųjų matome, kad yra striuka, tai jinai turėtų teikti banko paskolą, tai yra banko raštą dėl sprendimo suteikti paskolą konkrečiam projektui. Dar galėtų būti teikiami prognozuojami piniginiai srautai, nurodomi, pateikiamos ilgalaikės sutartys, kažkokie užsakymai rodantys tuos galimus prognozuojamus piniginius srautus. Taip, projekto nauda ir kokybė. Bus vertinama balais pagal projekto finansavimo sąlygų aprašo antrame priede pateiktą metodiką. Ir atranka bus vykdoma vadovaujantis tame aprašo antrame priede pateiktais prioritetiniais atrankos kriterijais. Jie yra tik tai 2. Toliau mes apie juos ir pakalbėsim. Trumpai tik tiek, kad projektas nefinansuojamas, jei naudos kokybės vertinimo metu suteikta bus mažiau nei 40 balų ir projektai bus atrenkami konkurso būdu. Dabar apie tuos kriterijus. Pirmas yra pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos
eksporto augimas. Jisai skaičiuojamas akumuliuotai. Ir va čia iš tikrųjų labai daug klausimų ir buvo dėl to, kad vienoje vietoje mes prašėm stebėsenos rodiklių skaičiuoti, mes prašom eksporto paraiškos pateikimo metais 15. Čia prašome eksporto pateikimo metais už paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo. Tai iš tikrųjų, vat, dabar gal kai praėjom per tas skaidrės, tada aišku, kodėl prašomi skirtingi eksporto duomenys. Pagal pateiktą formulę turėtumėm įsivertinti, dar trumpai apibrėšiu, irgi dažnas klausimas, kas tai yra tie N+1, N+2, N+3. Jau matau ir klaidą. N+1, N+2 ir N+3, kas tai yra tie metai. Tai yra čia naujokam tikriausiai metai, kurie yra po projekto įgyvendinimo. Tai jeigu, kaip mes kalbėjome, projektas galėtų baigti, jeigu pasirašytumėm sutartį 16 gruodį, jisai galėtų būti baigtas 18 gruodį. 18 metai būtų laikomi projekto pabaigos metai, arba kaip mes vadindavom N-tieji. 19 metai jau būtų pirmi metai po projekto įgyvendinimo, tai ir būtų N+1. Atitinkamai 20-ieji N+2 ir 21-ieji N+3. Daugiau čia gal ir kaip ir viskas aišku, yra pateikta formulė, susiskaičiuojama ir gauname akumuliuotą pokytį. Antras yra rodiklis projekto efektyvumas. Jis skaičiuojamas kaip pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimas ir prašomo finansavimo sumos santykis. Vėl vertiname projekto pabaigos metus, juos santykė su projektui skirto finansavimo suma ir daugiausiai balų bus suteikiama didesnį santykį numatančioms įmonėms. Sekantis pavyzdys, čia kažkaip blogai matosi, bet tiesiog padariau tokią kaip lentelę, kad būtų galima pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai jeigu pareiškėjo eksporto vertė per paskutinius 12 metų siekia 100 000, tai matom, kad akumuliuotas augimas pirmam kriterijui bus 170 000 eurų ir projekto efektyvumas, jei finansavimo suma būtų ta maksimali 45 000, tai būtų 3,78. Gauti balai bus suvedami į, sakysim, turėsime duomenų bazę, susivesim ir tada ranguosim. Ir atitinkamai bus skirstomi balai. Dar trumpai apie paraiškos teikimą, kad primenu, kad ne tik teikiama raštu, bet ir turi būti įrašyta elektroninė laikmena. Galutinis pateikimo terminas yra 16 metų rugpjūčio 2 diena. Tai vasara visų laukia intensyvi. Ypač po dabar. Taip. Na ir kaip visada galima pristatyti tiek kaip priimamąjį tiesiogiai arba siūsti naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Nelaukti, aišku, paskutinės dienos, jau turime keletą paraiškų gavę. Ir dar norėčiau paminėti, kokie turėtų būti paraiškos priedai. Tai turėtų būti, kaip kalbėjom anksčiau, ir finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai. Jeigu matome iš finansinės atskaitomybės, kad finansavimo neužtenka, taip pat turėtų būti užpildytas aprašo 5 priedas. Ką norėčiau paminėti, aprašo 5 priede, kur yra 3 lentelė apie eksportą, yra visas skiltis apie eksporto augimą. Tai turėtų būti iš tikrųjų pagrindimas eksporto augimo, ne bendro pobūdžio frazėmis, o kažkokiais konkrečiais, kažkokiamis realiomis prielaidomis, kad gal dėl sudarytų kažkokių sutarčių ar
kažkokio naujo produkto pristatymo, ar pristatymo konkrečiai rinkai, ar tiesiog iš tikrųjų turėtų būti pagrindimas, paskaičiavimai, kodėl yra numatomas tas eksporto augimas. Be abejo, turėtų būti SVV subjekto statuso deklaracija, vienos įmonės deklaracija, atitinkamai priklausomai nuo įmonės finansinių metų 13, 14, 15 ir 16 pirmo ar antro ketvirčio finansinės atskaitomybės dokumentai. Tuomet eksporto duomenys per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo ir už 15 metus. Taip pat stebėsenos rodiklio investicijas gavusios lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimo skaičiavimo lentelė ir pirkimo bei importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti iš ES fondų klausimynas. Tai čia yra tie visi pagrindiniai dokumentai. Tai tiek. Dabar, taip supratau, klausimų bus. Bet nežiūrint to, kad, sakykime, ta parodos investicijos jau buvo patirtos prieš 3 mėnesius registruojantis. Yra daug parodų, kur, pavyzdžiui, pirmą įnašą kartu darys su registracija. Tai nesvarbu. Ne, todėl, kad mes netikriname, kaip tuose nuo 1 iki 3 kvietimo buvo ankstesni tie kvietimai praeitam laikotarpyje, mes nežiūrime patirtų išlaidų. Ir kadangi projekto išlaidos finansuojamos pagal fiksuotusius įkainius, tai atskaitos taškas yra parodos data. Aišku, iš tikrųjų, tiesiog galbūt naujokams čia tą progą norėčiau pasakyti, kurie teikia paraiškas, kad reikėtų įsivertinti, kad jeigu net ir pasirašius sutartį, jūs turite dar pusę metų pradėti veiklas, reikėtų galvoti apie tai anksčiau, kadangi užsisakyti stendą, rezervuotis plotą reikia iš anksto. Dažniausiai neužtenka to padaryti prieš mėnesį ar prieš keletą savaičių. Tai čia tiesiog dėl to, kad mes dažnai susidurėme su prašymu keisti parodas, bet realiai įmonė jau yra vėluojanti pradėti veiklas. Lankstinukai yra netinkama, bet jeigu stende yra, pavyzdžiui, viena siena, ten grinai su reklaminė medžiaga, tai ta reklama yra tinkamos išlaidos. Ne, tai yra stendo dalis. Jeigu tai yra stendo dalis, tai yra tvarkoj. Mes kalbame apie tą, kuri yra dalinama. Ne. Supratau. Tai vat apie šitą, jinai netinkama. Tiesiog irgi prie to pačio klausimo. Kad būtų visiškai aiškiai, tiksliai, tai jeigu pasirašom gruodžio mėnesį paraišką, tai pirmoji mūsų paroda jau privalo prasidėti birželio mėnesį. Tai per 6 mėnesius. Taip, tai aš čia tiesiog paskaičiavau, kad optimistiškiausiai mes galėtumėm pasirašyti, tarkim, gruodžio vidury. Supratau, tiesiog man mūsų visos dominančios parodos prasideda rudenį 2017 metų. Tai tiesiog nenori, reikia sugalvoti kažkokią pirmą tokį, pavadinkim, parodą, kuri būtų... Toks yra reikalavimas iš tikrųjų. Stendo gamyba nesiskaito kaip veiklos pradžia, projekto veiklos. Ne, yra parodos pradžia ir paskutinės parodos paskutinė diena. Supratau. Tada, jeigu galima, vieną klausimą dėl eksporto būtent vertę pagrindžiančių dokumentų. Šiuo atveju mes esame naujokai, pavadinkim, ir teikiam logistikos paslaugas. Tai mūsų atveju eksportas yra mūsų paslaugos pardavimas užsienio kapitalo įmonėje. Teisingai suprantu. Taip. Tai šiuo atveju tie eksporto vertę pagrindžiantis dokumentai, tai kas tai būtų? Ar tai būtų, tarkim, mūsų išstatytos sąskaitos jiems? Ar tai būtų... Tai gali būti tiek sąskaitos, tiek gali būti iš tikrųjų tikrai labai yra gerai, kada yra pateikiama pažyma apibendrinta ir nepasirašyta įmonės vadovų ir dar jeigu buhalteris patvirtina, tai yra šis labai gerai. Ir šalia to mes galime prašyti tiek sąskaitų, tiek bendrai paėmus PVM deklaracijų, intrastato ataskaitų. Jeigu matome, kad jeigu mums kyla abejonių, kad galbūt iš tikrųjų nėra tokio eksporto, arba eksporto tos sumos. Supratau, tai žodžiu tokia kaip laisva forma savotiškai gaunasi, kuri tiesiog faktiškai parodytų jums, kad mes tikrai turim tą eksportą. Tada iš karto dar prie to eksporto klausimas toks, kad
Na, logistikos įmonėse, kaip žinot, yra tos force majeure aplinkybės. Ir va šitas tas įsipareigojimas didinti tą eksportą, ar tai yra toks, kaip pavadinkim, labai griežtas. Va, tarkim, jeigu pasikeičia politinė situacija ten 2019 metais ir staiga ten, žinot, priima sprendimą, po kurio ten nutrūksta viskas. Tai šiuo atveju tai jūs vertinate tą dalyką labai griežtai, neatsižvelgiant į tą... Ne, tai bet kokiu atveju yra atsižvelgiama į visas aplinkybės, bet taip pat dabar pasakyti jums, kad darysim taip ar taip, tikrai aš negaliu. Tiesiog kol nežinai visų tų aplinkybių ir, kaip pasakyti, iš tikrųjų, kiek tai įtakojo ir kiek pati įmonė galėjo įtakoti, nes tarkim, kaip pavyzdys, labai visi mėgsta prisidengti Rusijos krize, bet nežiūrint to, vis tiek visi traukia į tą Rusiją būriais ir tikrai, ir paskui, sakysim, sako, kad štai, vat, Rusija mums taiko embargą, mes negalėjom išvežti, bet tai jau buvo žinoma keletą metų ir tą pačią informaciją jie stengiasi pateikti kaip naują, tai tikrai tai nėra pasiteisinimas. Bet žodžiu, jūs irgi taip aklai nevertinate, atsižvelgiate į to protingumo kriterijus, kad jeigu tikrai tai įvyko kažkas netikėto visiškai, nes 2020, tarkim, tai toloki metai vertinti eksportą be abejo. Ne, taip turėjom pavyzdžių, kada, pavyzdžiui, iš tikrųjų, sakysim, įmonė teikianti bankinės paslaugas iš tų pačių pirmųjų kvietimų. Ji buvo nusitaikiusi, dabar neprisiminsiu tiksliai, bet į Kazakstano berods rinkas, Turkmėnijos ir kažkurioje iš tų rinkų, tai kažkuriais metais ten buvo įvykę ten didžiuliai politiniai perversmai, banko krizės ir taip toliau. Ir jiems iš tikrųjų labai įtakojo tuos rodiklius. Tai yra tikrai atsižvelgiama, nes nuo jų tai nepriklausė. Bet, kaip minėjau, sakau, Rusijos krizė tai tikrai nėra kažkoks naujas dalykas. Dėkui. Prašau. Ačiū. Dėl įmonės, kuri būtų tinkama gauti finansavimą, jūs vienoje iš savo pirmųjų skaidrių minėjote, kad vienas iš duomenų, kuriuos jūs turite gauti, tai yra 3 pastarųjų metų, tai būtų 13, 14, 15 metų pajamos. Taip. Jūs paminėjote pavyzdį, jeigu įmonė įsteigta 13, tai tada ten tie keli mėnesiai, plus 14, 15, jeigu 14, o jeigu visiškai nauja įmonė, netgi ne visiškai 15 metais įsteigta, arba 16. Metus, ne, 16 metais jinai netitinka, nežiūrėkit. Jeigu jūs teikiate iki rugpjūčio 2 dienos ar ne paraišką ir įsisteigėte 16 metais, jūs niekaip nebusite veikusi 12 mėnesių. Metų. Tai jau reiškia, turėjo tai įsisteigti 15 metais. Jeigu 15 metais apyvarta, kad ir vidury, ar ne, netgi gruodžio mėnesį 145 000 siekia, tai čia iš tikrųjų super, tai tada tikrai tokia įmonė gali teikti. Aš turiu klausimą dėl stendų. Tai pagal aprašą veiklos gali būti pradėtos 3 mėnesiai iki registravimo dienos, ar ne? Ir turi jau būti stende viešinimo ženklas, taip išeina atsiskaitant. Čia irgi dažnas klausimas, tikrai pamiršau paminėti. Iš tikrųjų, įmonės, kurios jau dalyvavo savo riziką parodose iki paraiškos pateikimo ir kol nėra vertinimo rezultatų, tai mes tikrai po to neprašysime, nereikalausime to viešinimo ženklo, kad jisai būtų buvęs, nes iš tikrųjų tai nėra teisinga ir įmonė neturėtų kaip ir viešinti to, kas buvo, sakysim, tikrai negalėjo nusimatyti ir naudoti tų viešinimo ženklų. Tačiau po projekto finansavimo sumos, tai po įvertinimo ir gavusi finansavimą, turėtų į parodas jau važiuoti su viešinimo ženklu. O teikiant mokėjimo prašymą užtenka tiesiog tik tai paaiškinimą pridėti. O jeigu, tarkim, dabar vyksta į parodą, tai jinai ir ketina teikti paraišką, tai jau turi dėti viešinimo ženklą, ar ne? Neprivalo. Nebus, iki kol įvertinta paraiška neprivaloma. O pačios stendo reikalavimai yra kažkur? Jūsų stende neturėtų būti, ką mes žiūrime, jūsų stende neturėtų būti kita įmonė. Jūsų stende turėtų būti tik jūsų įmonė. Nes turėjom tokių atvejų iš tikrųjų, kada pavyzdys. Nuvažiavo pagal stendo nuotraukas, matome, kad stende dalyvauja visai kita įmonė, negu kad, žodžiu, turėjo būti. Ta įmonė, aišku, susijusi su mūsų minima ta įmonė, nes mūsų ta minima įmonė jai atlieka, gamina baldus, žodžiu, atlieka tą užsakymą, outsourcingas tikriausiai.
Bet parodoje dalyvauja visai kita įmonė ir kitas prekinis ženklas, tai taip negali būti. Negali būti 2, 3, 4 sulindusios į vieną stendą įmonės. Dažnai taip daro, nes tam yra grupiniai kvietimai. Iš tikrųjų, grupinės iniciatyvos yra taikomos kitame kvietime ir tikrai ten galima važiuoti. Taip pat tom mažytėm įmonėm, kurios yra, irgi tiesiog pasinaudosiu progą, pareklamuoti grupinės parodas. Tos mažytės įmonės, kurios nesiekia apyvartos, bet atitinka visus kitus reikalavimus, yra nebankrutuojančios, yra mažos ir vidutinės, jos tikrai gali užsiauginti tą apyvartą, iki kol galės kažkada važiuoti kaip pavienė įmonė, bet gali važiuoti su grupinėm įmonėm. Ir tikrai yra ir Versli Lietuva, ir Infobaltas, ir įvairios asociacijos, yra finansuojami jų projektai, tos grupinės iniciatyvos ir tiesiog galėtų netgi ir dabar iš tikrųjų kreiptis, nes dažnai tos įmonės keičiasi. Tai tokiom mažytėm įmonėm netgi iš tikrųjų yra mažesnė rizika ir tikrai yra labai neblogas rezultatas dalyvauti grupiniuose stenduose. Bet aš dar dėl stendų. Pavyzdžiui, jeigu tas stendas, jisai, jeigu gautumėm paramą, mes pasidarytumėm labai tokį mandrų stendą ir paskui nufotografuotumėm, jūs sakytumėm, kas čia nes stendas, čia kažkoks kaip baldų įmonė ir tas stendas kaip baldas toks atrodo. Didelė kokia nors sofa, kur... Nėra reikalavimo, suprantu, tai nėra reikalavimo stendui. Kaip stendas yra apibrėžiamas, tai yra atskiras plotas. Ir tas stendas, tai reiškia, kad jūs kažkokioj teritorijoje to esate. Ar nėra tos sienelės, yra kažkokia tai atskirtis, tai nėra taip, kad jūs lauke pasistatėte tuos baldus ir stovit. Tai... Kad pasigaminti tą tokį gražų stendą, kuris stovės ant plote, tai įskaičiuos išlaidas? Čia yra įmonės vidaus reikalas. Tas išlaidas šitos, kuri čia buvo lentelė, skaidrė. Jeigu mes kalbame apie tas tinkamas finansuoti išlaidas. Taip. Taip, tai nėra, stendas nėra apibrėžiamas, kaip mes dažnai įsivaizduojam, kad tai stendas tai yra siena. Tai yra stendas, tai yra sudėtinė dalis. Baldininkai vežasi vieną, maistininkai vežasi šaldytuvus, tai yra stendas. Taip. Taip. Aš norėjau paklausti dėl sunkumus patiriančių įmonių, kaip jos skaitosi, nežinau, buvo tas klausimas iškeltas. Prieš tai kolega Gytis iš tikrųjų labai išsamiai išdėstė tą visą informaciją. Aš pažiūrėsiu internete. Stendų statytojams, renkantis stendų statytojai, yra taikomi kažkokie reikalavimai, apribojimai ar dar kažkas? Ne visai supratau klausimą. Prasme, įmonė ruošiasi dalyvauti parodoje ir renkasi stendų statytojus. Ar yra kažkokie tai, nežinau... Nėra reikalavimų. Iš tikrųjų, čia yra įmonės vidaus reikalas, kokius jinai renkasi statytojus, ar kur jinai užsisako pasigaminti tą stendą. Svarbiausia, kad pagal ankstesnius visus kvietimus, tai iš tikrųjų, jeigu įmonė pati gaminasi tą produkciją, tai tokios išlaidos nėra tinkamos. Jeigu jinai pati yra stendų statytoja, nestatytoja, bet, sakysim, jinai kuria stendus ar ne, arba viena iš jos veiklų yra stendų gamyba, tai tokiu atveju tos patirtos išlaidos jai pasigaminant pačiai stendą nėra tinkamos finansuoti. O dėl grupinių parodų kaip yra? Grupinės... Kas yra tie statytojai? Yra sąrašas kažkoks tai įmonių, kurios stato tas... Nes sklinda kalbos, kad yra 3 įmonės, kurios, kaip pasakyti... Tai matot, kaip yra. Jeigu dabar perinam prie kitos priemonės, tai iš tikrųjų prie tų grupinių, tai yra, dažniausiai tai yra viešieji pirkimai ir jeigu tie pirkimai yra įvykdyti, įmonė nusipirko tą paslaugą, jinai negali keisti paslaugos gavėjo, dėl to jinai dirba su juo, nes čia iš tikrųjų labai sudėtinga yra. Kaip žinot, tie viešieji pirkimai iš tikrųjų netaip paprasta yra pakeisti. Kiekvieną kartą norėdamas atlikti pirkimą, turi atlikti viešuosius pirkimus, todėl iš tikrųjų vien tikrai dėl didelio to, sakysim, biurokratizmo nekeičia paslaugos teikėjo.
Tai čia atsakant į tą klausimą dėl grupinių. O šiaip įmonės iš tikrųjų nėra pribotos ir nėra jokių reikalavimų, kad stendo statytojas turėtų būti viena ar kita įmonė. Norėjau pasiteirauti dėl fiksuotų įkainių lentelės. Pastebim, kad nemažai įmonių užduoda klausimus dėl PVM tinkamumo finansuoti. Aišku, mes žinom, kad tai nėra tinkama, bet kokiu tikslu LVP apskritai rodo tą sumą su PVM, nes tai šiek tiek klaidina, manau, naujokus. Iš tikrųjų, tai yra pagal, kaip matom, pagal dokumentų sąrašą, tai įmonė dar turėtų teikti ir pirkimo ir importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti klausimyną užsipildžiusi, nes kai kuriuom įmonėm tai yra tinkamas finansuoti PVM. Čia jau reikėtų, iš tikrųjų, atsidarius tą patį dokumentą, ten labai aiškiai yra išdėstyta, kokios tai yra įmonės. Dažniausiai, iš tikrųjų, iš pateiktų pavyzdžių, tai gali būti laisvai pridėtas dokumentas, kad yra netinkamas finansuoti ir todėl jie net nepildo įmonė to klausimyno. Bet tais atvejais, kada yra tinkamas finansuoti, tame klausimyne labai gerai matosi tie atvejai. Ir dar vienas tas pastebėjimas, kadangi sakėt, kad viešinimo ženklas nebus reikalingas, iki to momento, kol bus pasirašoma finansavimo sutartis su įmonė, tai tiesiog ateičiai būtų gerai, kad LVP patalpintų viešinimo ženklą su kuruojančio fondo prierašu, nes dabar yra tik tais viešinimo ženklai ir nėra parašyta, koks yra tas kuruojantis fondas, o to liktais reikalaujama yra pagal viešinimo taisyklę. Kolega girdėjo. Ačiū. Taip. Dėl stendo ploto įsigijimo. Ar būtina įsigyti tiesiogiai iš parodos organizatorių, ar gali būti vienam plote nurodyta egzibitorius ir koegzibitorius? Bet čia vėlgi klausimas iš tikrųjų, kaip yra. Jeigu matome, kad tai yra vienas stendas, bendras stendas ir nėra tikrai jokio atskirimo, tai mes traktuojame kaip yra bendras stendas ir dalyvauja kelios įmonės ir tai yra netinkamas finansavimas. Jeigu visgi aiškiai yra atskirta ir dažniausiai tai tikrai galima atskirti ir netgi parodos katalogė nusirodyti atskirai, iš tikrųjų ir labai dažnas atvejis, kada tarkim būna numeris 1 ir tik tai raidėmis yra pažymėta, kad tai yra kažkokiose dalyse stovi skirtingos įmonės, tada yra tinkama. Bet į vieną stendą, kaip sakiau, sueiti 2 įmonėm tikrai negalima. Vizualiniam priemonėm tenais tuo pačiu dizainu. Tai galima atskirti ir... Taip. O dar toks klausimas dėl tinkamų finansuoti išlaidų. Stendo maketavimas ar yra? Nes čia ne brošiūros, o būtent yra perkamos dizainerių paslaugos rengiant stendo. Tai yra stendo gamybos kaip ir sudėtinė dalis. Tai iš tikrųjų... Bet tai yra vis tiek stendo, tai yra stendo gamybos dalis. Yra maketavimas, tada jūs pagal maketą prašot, kad jums jį pagamintų. Jeigu tai yra, aišku, vienas maketas ir jūs ten gal užsisakot konkursą, jūs visus prafinansuojat ar ne, tada išsirenkat, tai tada ne, bet iš tikrųjų vienas maketas ir paskui pagal jį gamina, taip, tokia eiga tinkama. Galbūt šį kartą atsiskaitimas yra kažkoks parodymas, nes čia labai žiūriu, daug klausimų kyla. Tinkama, netinkama, aš kaip suprantu, aš per praeitą kvietimą 14 parodų sudalyvavom ir ten viskas yra pakankamai aišku ir paprasta, nes čia žiūriu, tokių klausimų kyla labai daug. Tai klausimai kyla dažniausiai iš praktikos ir dažniausiai kyla įmonės buhalteriams apskaitant išlaidas. Ir gauta fiksuota įkainį, kaip jį susidėlioti pas save įmonės apskaitoje. Tai pasitaiko tokių atvejų, kada įmonė tikrai patiria mažesnės išlaidas ir jie neturi galimybių taip sutvarkyti. Tai natūralu, kad tada jie tikrai teikia ir rodo mažesnį įkainį ir prašo finansuoti mažesnę dalį. Nes, kaip minėjau, iš tikrųjų kelis kartus pabrėžiau, kad apraše nurodyta, kad įmonė turi prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 50%. Tai logiškai mąstant, jeigu patyrė mažiau
negu fiksuotas įkainis, tai turėtų visgi pasidalinti tą dalį. Ir tai yra įmonės atsakomybė. LVPA tikrai netikrins patirtų išlaidų. Šitos išlaidų kategorijos detalizavimas yra skirtas ne kiek mums, kiek daugiau įmoniai. Taip, kad būtų aišku, kas tai yra. Bet iš tikrųjų tikrai labai reikėtų pasižiūrėti tas išlaidas. Ta prasme, kad tikrai įmonės dažnai nepriskaičiuoja darbo valandų, kurios buvo patirtos užsakant stendą, organizuojant užsakymą ir taip toliau. Tai reikėtų įsivertinti viską. Priedo į parodas gali važiuoti daugiau nei vienas žmogus. Tai vėlgi. Aš pasitikslinti norėčiau, tai parodų skaičius gali kisti, jeigu, tarkim, atsirado kažkokia nauja paroda, kuri yra tikrai aktuali įmoniai, tai įmonė gali ir ją kaip ir įtraukti ir joje dalyvauti, ar ne? Taip. Ir biudžetas gali kisti. Taip, gali keisti. Visada galima keistis, tik sąlygos, jeigu... Taip, jie... Parodas pačias keisti galim, bet papildomai... Ne, papildomai nuvažiuoti, papildomai nuvažiuoti negalima. Ir išlieka ta pati situacija, kad nuvažiuoti negalima. Dabar čia tiesiog, irgi kaip pavyzdį galėčiau pateikti, sakysim, turime pateiktą turime pateiktą paraišką ir, pavyzdžiui, biudžetas yra numatytas, yra, tarkim, taip, yra finansavimo bendros projekto išlaidos, ar ne, biudžeto vertė yra 108 977 €, įmonė važiuoja į 10 parodų. Tai, žodžiu, jie prašo maksimalaus finansavimo 45 000, patys prisideda 63 977. Tai jau jų, žodžiu, jų dalis yra didesnė negu 50%. Tai iš tikrųjų įmonės, kurios matot, kad, tarkim, jūs gal turite didesnį poreikį, didesnį parodų skaičių, nes pagal sektorius tikrai labai skirtingos tos parodos būna, tai galima tikrai prašyti daugiau parodų ir prašyti mažesnio fiksuoto įkainio, negu kad jis yra nurodytas. Taip, prisidėti 50%. Tik tiek, kad, tarkim, jau keičiant, jeigu, sakysim, žiūrint į patį projekto įgyvendinimą, keičiant parodas, paroda, jeigu fiksuotas įkainis buvo iš tos pirmos kategorijos, kur yra pigesnė, jūs važiuojat į brangesnę, jums bus taikomas vis tiek mažesnis įkainis, žodžiu, toks, koks numatytas. Jeigu atvirkščiai iš brangesnės keičiat į pigesnę, bus mažinama finansavimo suma. Tai tiesiog keičiant reikėtų pasižiūrėti. Tai čia kaip ir paprasta viskas. Tai pasikeitimų yra tik tiek, kad yra seniau galima buvo 2 paraiškas teikti. Dabar vieną? 90 000 €, dabar viena paraiška 45. Apskaičiavimas. Taip, apskaičiavimas, va čia tas iš tikrųjų yra gal piktinantis šiek tiek dalykas, sakysim, ar ne, dėl stebėsenos... Taip, bet stebėsenos rodiklių skaičiuojant vieną eksportą imam, o naudą kokybę vertinam pagal kitus eksporto duomenys. Taip pat pagrindiniai yra tokie, o visi kiti reikalavimai ir pajamoms, ir kad įmonė ne mažiau nei 1 metus, tai iš tikrųjų priemonė iš priemonės, tai eina nieko naujo ir visi tie reikalavimai dėl SVV, dėl vienos įmonės, dėl sunkumų patiriančių, tai čia viskas tiesiog metai iš metų. Čia galbūt tikrai tik tai naujai teikiantiem. Dabar, jeigu dėl pačios dar paraiškos pildymo trumpai, tai aš jau tikriausiai gal čia nebeperidinėsiu per kiekvieną punktą, tiesiog norėčiau pasakyti, atkreipti dėmesį, kad kai nurodysite projekto veiklas, nereikia veiklų detalizuoti pagal parodas. Tai yra viena vienintelė veikla. Yra skaičius parodų, kiek jūs nuvažiuojate, bet tikrai nereikia tos veiklos skaidyti veiklą važiavimas į parodą Vokietijoje, vienas vienetas tiek tai, važiavimas į parodą Japonijoje tiek tai. Tiesiog taip nereikia daryti. Yra viena vienintelė veikla, parodų skaičius ir tada bendra suma. Moterų, vyrų lygybė, darnų vystymą ir visus kitus. Ten yra, man atrodo, jau toj iš dalies užpildytoj formoj pažymėta.
Kaip tai turėtų atrodyti, jeigu tai perbėgant. Tie standartiniai klausimai. Taip. Tai kad projektas atitinka horizontaliuosius principus, tiesiog žymite 14.1, 14.2 darnus vystymas, moterų lygybė ir nediskriminavimas irgi tiesiog pasižymit. Paskui iš tų tokių nelabai aiškių būna klausimų. Aha, tai reikia aprašyti trumpai. Nereikia. Ne, žinot, kaip reikia 14.1 tik tai žymėti. Projekto atitiktis horizontaliesiems principams. 14.2 nereikia žymėti. Tada 15 informavimas apie projektą reikia žymėti pirmas 2 skiltis. Tai informacija interneto svetainėje ir gerai matomoje vietoje turėtų būti plakatas. Tai žodžiu pirmi šitie. Ir viskas iš tų tokių vat. Vienas konsultantas telefonu pasakė, ką jūs darysite, kai gausite 500 paraiškų. Tai mes tikime jų šaltiniais, tiek ir gausime. Čia iš vieno konsultanto? Taip. Jie, žinokit, dažnai geriau už mus žino iš tikrųjų ir apimtis, ir skaičius, ir kvietimo laiką. Mano, manęs apie 300 sako, mažiausiai. Tikimybė gauti apie 30%. Kai viską gausim. Viskas, kadangi pagal įsipareigojimus, reikia visų panašų. Taip, reikia visų tam, kad galėtumėm nustatyti balus, o įvertinę vienos paraiškos duomenys mes vis tiek negalime. Mes pradedame anksčiau dar. Taip. Suprantu, lyginamas bus paraiškas visus ir Taip, taip, ir tada tie balai išsiranguos. Taip, taip, taip. Numatyta yra 3 mėnesiai. Bet jeigu bus 500 paraiškų, tai tikrai ne 3. Nustengsime, žinokit. Nemanau, kad tai sudėtingai. Ne, taip, bet iš tiesiog šituo metu yra persidengimai kvietimų ir vertintojų skaičius yra toksai, koks jis yra, jisai nėra didesnis. Tai tiesiog su tuo krūviu yra sunkiau susidorot. O šiaip tai iš tikrųjų labai priklauso viskas dar ir nuo paraiškų kokybės. Tai geriau iš tikrųjų yra iki paraiškos pateikimo išsiaiškinti, sakysim, ir toliau telefonu ar kažkaip ar elektroniniu paštu, jeigu yra kažkokia tikrai išskirtinė ta informacija, kad ar tinkama paraiška ir tada ją tinkamai parengti, kad vertinimo metu tikrai būtų kuo mažiau klausimų arba jų iš viso nebūtų ir tai būtų galima įvertinti kuo greičiau. Tai nuo jūsų tikrai priklauso ir mūsų rezultatai. Visi mes susiję. Dėkojame už klausimų salėje ir dabar turim nemažai pateiktų internetu klausimų, tai dabar būtų toksai. Koks blogiausias galimas scenarius, jei įmonė nepasiekia užsibrėžto eksporto didėjimo rodiklio? Kokią riziką prisima įmonė? Ar nepasiekus eksporto didėjimo rodiklio, jei reikėtų grąžinti visas gautas lėšas ar tik dalį? Tik dalį. Iki 20% beros. Kaip? Taip, maksimaliai yra 20. Maksimaliai 20 reikėtų procentų grąžinti. Kitas klausimas. Ar gali įmonė dalyvauti tarptautinėje parodoje bendrame stende su kita įmonė ir įmonėmis? Perkamas atskiras plotas, atskirai užsakoma stendo detalės, savo plote įmonė demonstruoja tik savo produkciją, tačiau išlaikoma bendra stendo koncepcija. Ne, čia buvo klausimas tikriausiai ir iš įmonės, kuri dalyvauja ir perkasi stendą per Verslę Lietuvą, tai tikrai negalima, nes Verslė Lietuva yra
pati kaip projekto vykdytoja gauna finansavimą už projekto administravimą ir pasirengimą parodai, taip kad tokios išlaidos yra netinkamos. Įmonė turi dalyvauti atskirai, užsisakyti stendą atskirai ir tiesiog jeigu dalyvauja per tas grupinės iniciatyvas, tada gal geriau ten ir likti. Iš tikrųjų mes turim tą suvestinę parodų ir įmonių, kurios dalyvauja, yra numačiusios dalyvauti bazę, tai tikrai tuos duomenys tikrinsim ir seksim, kad iš tikrųjų, jeigu įmonė nusimačiusi dalyvauti su grupė įmonių toje parodoje ir paskui norės teikti kaip atskirai dalyvavusi, tai šitą informaciją tikrai žiūrėsim. Dabar dar vienas klausimas. Paraiškos 7 dalyje biudžetas yra nuoroda, kad išlaidos apskaičiuotos pagal aprašo 4 priedo 3 skyriaus 1 lentelę. Tokio nėra šioje pramonėje, o 5 priede nėra lentelės biudžetui nustatyti parodos ir įkainiai. Kur ir kaip pagrįsti biudžetą? Iš tikrųjų nelabai. Paraiškos 7 dalyje biudžetas yra nuoroda, kad išlaidos apskaičiuotos pagal aprašo 4 priedo 3 skyriaus 1 lentelę. Tokio nėra šioje priemonėje. Klausimas. Galbūt tai, nežinau, aš iš tikrųjų negaliu pasakyti, bet iš tikrųjų tai 7, jeigu projekto biudžetas yra ar ne, tai turėtų būti apskaičiuojama pagal įkainių lentelę. Pagal fiksuotusius įkainius. Tai yra fiksuoti įkainiai, jeigu gerai pamenu, tai yra 4 priedas. Aprašo 4 priedą. Tuoj pasakysim. Taip, tai yra aprašo 4 priedas. Pagal 4 priedą, pagal 4 priedo 13 lentelę. O tai ir yra fiksuotų įkainių dydžiai. 5 priedo 3.3 dalyje reikia pagrįsti eksporto prognozes. Kiekvieniems metams atskirai, kaip yra lentelėje, ar galima apjungti stulpelius į vieną ir pateikti bendrą pagrindimą. Kiek plačiai ir detaliai, ar tai nedubliuos paraiškoje pateiktų pagrindžiamų stebėsenos rodiklių dalyje? Iš tikrųjų, stebėsenos dalyje mes neprašome pagrindimo, todėl kad kur pridėtas yra priedas Excelinė lentelė, neprašome pagrysti eksporto augimo, o eksporto augimą N1, N2, N3 metais turėtų pagrysti 5 priedo 3 lentelėje. Iš tikrųjų yra nurodytas skiltis, kad turėtų būti atskirai, bet aš manau, kad galėtų būti apibendrinta, todėl kad informacija, kaip pasakyti, eksporto prognozės yra, nebent kažkuriais metais yra kažkokios kitos prielaidos eksporto augimo. Bet tai galėtų būti ir apjungta ir galėtų pačioj pateikta. Tiesiog, kad turėtumėm realų pagrindimą, kodėl numatytos tokios ar kitokios eksporto augimo prognozės. Ir jos, kaip minėjau, prieš tai turėtų turėti realų pagrindimą, realias prielaidas. Dar vienas klausimas. Ar pildant paraišką biudžete reikia įrašyti fiksuoto įkainio sumą su PVM ar be PVM? Jeigu įmonė PVM nėra tinkamas finansuoti, tą jinai matys pildydama pirkimo importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti klausimyną, tai tokiu atveju renkasi kainą be PVM. Gal galite pakomentuoti 5 priedo 2 lentelės 2 punktą gauta planuojama gauti valstybės pagalbą projektui pagal pareiškėją? Čia iš tikrųjų įmonė turėtų nusirodyti ir dėminimis pagalba, kuri buvo gauta ir galbūt yra pateikusi paraiškas projektus ir planuoja gauti dėminimis pagalba. Tai tiesiog, jeigu yra planuojama gauti pagal kažkokias priemonės pagalbą, ji turėtų jau būti čia įrašyta.
Ar rodikliams skaičiuoti bus imamas paskutinių 12 mėnesių ar patvirtintas 2015 metų eksportas? Nes rodiklių skaičiavimo lentelėje pateikta 2015 metų. Kokia bazė imama iš tikrųjų? Čia apie rodiklį, jeigu skaičiuojam, ar ne? Tai jeigu stebėsenos rodikliui, tai kaip minėjau, yra pagal rodiklių skaičiavimo aprašą, yra nurodyta, kad turi būti skaičiuojama pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus. Ir čia rodiklis RN801,1. Tai rodiklį skaičiuojame, stebėsenos rodiklį, kurios sieksime projekto metu, skaičiuojame pagal 15 metus, o naudai kokybei rodiklius skaičiuojame pagal 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo. Čia iš tikrųjų toksai netitikimas ir yra savokose irgi netitikimas, nes tiek vienoje, tiek kitoje vietoje rašomi paraiškos pateikimo metai, tačiau vienur nurodomi, kad tai yra finansiniai, patvirtinti finansinės atskaitomybės metai, kitur nurodyti pagal 12 mėnesių. Tai čia iš tikrųjų tokie gaunasi netitikimai, bet tiesiog dabar jau gal aiškiau po to pristatymo. Šiaip turėtumėte pateikti ir už rugpjūtį. Per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo. Rugpjūčio 2 pateikus, rugpjūčio 30 duomenys. Turėtumėte vis tiek kažkokius preliminarius tada susižiūrėti savo, ką jūs... Bet... Aš sutinku. Aš suprantu, aš iš tikrųjų... LVP teikia pastabas ūkio ministerijai tiek dėl šitų rodiklių skaičiavimo, tiek dėl bendrai aprašo ir iš tikrųjų ateityje irgi labai visus pakviestume ir paskatintume, kad svarstant aprašą iš tikrųjų aktyviai dalyvauti, todėl kad mums įvertinti galbūt yra paprasčiau, negu jums tos duomenys pateikti ir sugeneruoti. Tai jūs tikrai kaip šitos priemonės vartotojai, ar ne, taip sakykim, jūs turėtumėt labai aktyviai dalyvauti ir teikti savo pastabas. Bet ar nereikėtų vertinti, kad 12 paskutinių mėnesių iki paraiškos pateikimo, tai kalbant apie tą patį rugpjūtį, iki paraiškos pateikimo. Tai Liepa paskutinis mėnesis iki paraiškos pateikimo. Mes taip negalime traktuoti. Paraiškos pateikimas yra, tarkim, rugpjūčio 2 dieną. Tai jūs iš tikrųjų turėtumėte iki rugpjūčio 2 dienos ir skaičiuoti tuos visus duomenis. Paprastas variantas, jeigu mums leidžiate kabinti skaičius nuo lūpų, tai mes juos kabinsime nuo lūpų. Taip, ir patys atsakysit. Vis tiek turėsite tada, aišku, pagrysti, pridėti... Tai tada paprastas variantas, 11 mėnesių traukia vidurkį ir parašai vidurkį 12 mėnesių. Ne, taip negalim. Tai kaip tada numažyti savo pardavimus? Tada iki birželio duomenys turėtumėte dar susiskaičiuoti. Jeigu Liepa čia nelaukia paskutinių dienų ir pateikėm Liepos 30, tai tada Liepa bus paskutinis dienų. Ne. Kaip? Iki. Tai taip, bet jeigu, pavyzdžiui, Liepos 30 teikia. Taip, iki Liepos 30. Tiesiog aš manau, kad jūs tada neturėdami tikslių tų duomenų negalėtumėte jų įtraukti. Paskui. Taip. Bet negalėtume įtraukti, kaip gaunasi. Taip, iki paraiškos pateikimo dienos jūs turite įtraukti visus tuos duomenys už 12. Realiai lūpų kabinti negalime, išsigalvoti negalime, turime juos pagrysti, bet mes negalime būti ekstrasensai ir numatyti, kokie bus mūsų rugpjūčio mėnesį pardavimai. Ir negalim tada reiškia pateikti paraiškos ar taip. Taip, tai kokius turi?
Ar reikia tiksliai nurodyti konkrečias parodas, kuriuose planuojama dalyvauti paraiškoje? Taip, parodas reikia nurodyti ir reikėtų nurodyti parodų datas, kad iš tikrųjų nereikėtų paskui gaišti laiko internete ieškant. Aišku, vis tiek mes žiūrėsim, ar tai yra parodos, kai kurios būna tikrai mums nežinomos. Ir taip pat dar buvo irgi iš praktinio tų klausimų, sakysim, paskutinių parodų, kurios vyks galbūt 17-18 metais, ne visada yra žinoma, kada tiksliai vyks, yra preliminariai žinomas mėnuo. Tai tada reikėtų tiesiog nurodyti tą mėnesį. Kaip, ne, biudžete skaidyti nereikia, bet paskui pagrysti, apačioj ten yra ta komentarų skiltis, jūs galėtumėte parašyti. Priedo yra penktas priedas, ketvirta lentelė. Tai čia irgi nusirodo tos visos parodos. Bet iš tikrųjų po biudžetu galima nurodyti tas parodas ir nurodyti įkainį. Tai ir jums patiems aiškiau yra, kaip jisai susiskaičiuoja ir tiesiog paprasčiau tikrinti. O mes galim tas parodas, jeigu, pavyzdžiui, nusimatom, arba šituoj dalyvausim, arba šituoj. Ne, taip negalit. Jūs nusirodot kažkokią, tai paskui gavus finansavimą, iš tikrųjų parodą galima keisti. Ai, tai kaip paskui galima pakeisti? Taip, galima pakeisti. Jeigu išlaidos nusimato kažkas panašios, tai vis tik tada... Kaip aš sakiau, jeigu buvot nusimatę mažesnį įkainį ir paroda keičiasi į turinčią brangesnį įkainį, tai jums bus taikomas vis tiek tas pradinis mažesnis. Jeigu buvo didesnis įkainis ir keičiat į mažesnį, tai tada bus mažinama finansavimo suma iki to įkainio mažesnio. Jeigu parodos vyksta vienu metu kelios, ar galima dalyvauti juose? Čia pavyzdys tikriausiai, jeigu skirtingose šalyse, tai tikrai jokio skirtumo. Jeigu tai yra paroda, kurios rėmuose vyksta dar kaip po kelios, kaip keli renginiai, tai tada jau ne. Bet jeigu tai yra tuo pačiu metu, tarkim, Japonijoje ir Vokietijoje, tikrai jokio skirtumo gali dalyvauti. Buhalterė man ką tik parašė, paklauskit, ar reikės balansų už antrą ketvirtį. Žiūrint, kada jūs pateiksit paraišką. Tai tada reikia. Gali jau pradėti ruošti. Na, aišku, dar anksti, bet... Rodant projekto veiklos teritoriją, reikia rašyti įmonės adresą ar tarptautinės parodos adresą? Čia reikėtų, palaukit, jeigu mes kalbam apie projekto veiklos teritoriją, tai čia yra apskritis, kurioje veikia įmonė ir kurioje savivaldybėje yra ta įmonė. Man atrodo, jau viskas klausimai išsisėmė. Taip. Kada numatomas yra kvietimas žmonių galimybė? Po šito turėtų būti grupinis. Jo, apie grupinį žinau, bet individualus, nes parodas nuo to priklauso, kaip aš dėliojuosi. Jeigu jis bus po 2 metų, tai galbūt aš ilgesnį laikotarpį. Pagal dabartinius planus 17 metų. Tai 18 metų atėjo. Tai žodžiu, tikrai reikia naudotis progą. Kaip šitas buvo metus galvoja, Nu, ir jeigu taip pat užbaigiant, tai kaip minėjau, jeigu praeitam periode buvo 7-13 metų ar nebuvo finansavimas skirtas 39,5 milijono eurų, tai šituo laikotarpiu yra numatoma paskirstyti 28,9 milijono eurų su grupiniais. Tai štai, tai čia ta džiugia nata gal ir baigsim.